Tai gerai, aš manau, pradėsiu tokią pradinę kelių minučių kalbą, kad įvesti visą šito pokalbio kažkokį atsiradimą ir koks siekis, kokie tikslai būtų. Tai aš esu Mindaugas Dacaitis, esu Girių Spiečiaus narys ir Girių inspekcijos savanoris metus laiko jau. Ir kažkaip matau šitą situaciją kažkokią aplinkosaugoje kaip puikų strateginį įėjimą, kuo anksčiau kalbėtis ir nelaukti, kad vėl įvyktų, kokie buvo prieiti 4 metai. O jie, aš sakyčiau, vertinčiau ganėtinai kapitalistiniais kažkokiais siekiais remti ir daug žmonių neišklausytų. Ir aš, kai Girių inspekcijoje esu, keliavau ir daug žmonių klausiau ir asociacijų, bendruomenių. Ir daug žmonėm, kuriems skauda, bet nežino, ką daryti. Tai šitas online pokalbis norėtųsi, kad virstų ir gyvų kažkada pokalbių, susitikimų, gal net tradicinių, kasmetinių. Čia toks mano asmeninis siekis būtų. Tai pradėkime jį nuo koks mūsų siekis būtų. Gyvas susitikimas, kuris galėtų kaip koks renginys būti ir keliauti į ministeriją ir jos skyrius nuo pat pradžių ir kai tik atsiras. Tai norėtume išgirsti visų čia esančių žmonių nuomonės, kažkokias iš savo patirties, kažkokius sisteminės klaidas, kurias mato. Ir tokia būtų gal idėja. Šis pokalbis įrašinėjimas ir paprašyčiau, jeigu kils politiniai klausimai, į juos labai nekrypti, kad ir kokia ministerija ir koks aplinkosaugos ministras ar ministrė būtų, mes galim, bet neužsidėkim, nes Girių inspekcija kaip organizacija yra taikus susivienijimas ir mes netgi visi Girių inspekcijoje esame, kaip sakant, skirtingų pažiūrų ir mums tai netrukdo stengtis dėl Lietuvos gamtos. Tai norėčiau pradėti pokalbių ratą nuo Girių inspekcijos vadovės ir kad jinai pristatytų situaciją ir probleminės klaidas, kurias mato. Tai Vilija. Sveiki. Taip, esu Vilija, atstovauju Girių inspekciją. Mes susikūrėm kiek net mažiau negu prieš metus iš to organizaciją, tačiau jau turim nepriklausomų savanorių inspektorių tinklą Lietuvoje ir padedam bendruomenėm, padedam žmonėm, turim internetinį portalą, kur yra patarimai, kaip patikrinti kirtimų teisėtumus ir panašiai. Bet iš esmės pastebėjom, dirbdami, kad saugoti gamtą trukdo įstatymai, sukurti gamtos eksploatacijos principų, tai jų pakeitimas padėtų išsaugoti gamtą, tai viena iš mūsų misijų - siekti esminių pokyčių politikoje. Šita pareiga ir teisė rūpintis gamta, nors ir įtvirtinta Konstitucijoje, tačiau kai kreipiamės į institucijas dėl kirtimų vertingose teritorijose, dažniausiai atsakymuose jie mini miško kirtimo taisyklės, ministrų įsakymus, o Konstitucija kažkaip nelabai turi reikšmės, jai prieštarauja net ir dabartinis miškų įstatymas, tai dalyvaujame ir jo pakeitimo procese, padedami kitų Girių Spiečiaus narių. Tai kodėl manome, kad kreiptis į naująją aplinkos ministeriją yra verta ir tai kažką pakeis?
Šios vasaros pradžioje buvo net 2 tokie įvykiai, kaip buvo tvirtinamas gamtos atkūrimo reglamentas ir taip pat buvo norima įdiegti įstatymo pakeitimą, kad valstybinė miškų urėdija taptų akcinė bendrovė. Iš esmės čia daug institucijų, ypatingai ir Girių Spiečiaus buvo inicijavo aplinkosaugos koaliciją, būtent organizacija suvienijo, jom padėjo kreiptis, mes nuo Girių inspekcijos paruošėm kreipimosis šabloną paprastiems žmonėm ir tai tiesiog aktyvūs žmonės, kuriem rūpi, užvertė valdančiuosius savo raštais kreipimaisis ir aš asmeniškai manau, kad tai turėjo reikšmės, nes politikai nenori priimti nepopuliarių sprendimų ir jeigu žmonės aiškiai išreiškia savo nuomonę, tai tikrai turi reikšmės. Aišku, turim stebėti dėl šitos akcinės bendrovės ir toliau. Nors iš tikrųjų pažiūrėjus į valstybinės miškų urėdijos pelnus pastaruosius 5 metus, jie jau ir dabar dirba kaip pelno siekianti bendrovė. 20 buvo minusas, o tuomet iki 100 milijonų iškilo. Taigi turim stebėti ir dar reikia korekcijų ir jų darbo organizavime. Taigi, kokios yra pagrindinės problemos, kurias pastebėjome. Aš manau, kad viskas iš esmės prasideda ir man baisiausias dalykas yra tai, kad Lietuvoje vidutinis miškų amžius yra apie 50 metų ir jisai beveik neauga. Ir didelis lūžis miškų politika šio klausimo buvo 2008 metais, kai tuometinis ministras kirtimo taisyklėse įtvirtino, koks yra perbrendusių medžių amžius ir buvo nustatyta, kad, pavyzdžiui, realiai pušis gali iki 600 metų gyventi. Čia yra iš Sengirės fondo pasiskolinta skaidrė, kur rodoma, kad 400 metų yra pušies pilnas amžius ir kiekviename amžiaus tarpsnyje yra gyvūnai, kurie jose gyvena, o net labiausiai saugomose miškuose yra leidžiama iškirsti nuo 171 metų pušis. Taigi daugiau negu pusiai gyvūnų tiesiog nebelieka vietos gyventi. Sakot, galbūt pirmoji grupiai gali jie gyventi miškų, kurie yra rezervatai, bet dėja jų vidutinis amžius yra 65 metai. Tai tikrų sengirių turim tik 60 hektarų. Konkrečiai šį kartą bandysime kreiptis dėl tokios nelabai žinomos problemos, kaip inventorizuotos Europos bendrijos svarbos natūralios buveinės. 2011-2014 metais buvo tiek ES, tiek Lietuvos lėšomis suregistruota vieni vertingiausių miškų, jo įvairoviai svarbios buveinės Lietuvoje, bet jom nebuvo uždėta apsaugos. O apsaugą gali uždėti tik tai būtent ministras, yra keli išleisti ministro įsakymai, kur maža dalelė šitų vertingų teritorijų yra apsaugota. Tačiau su Girių inspekcija esam lankęsi
jau netoli 30 tokių buveinių, kurios neturi visiškai jokios apsaugos ir tai dažniausiai tikrai yra vertingi, gražus, biologiškai turtingi miškai, kai kur dėja nesuspėjame, dažniausiai gauname pranešimus, kai kirtimas jau vyksta, leidimas jau gautas ir šie miškai labai yra skubami iškirsti. Kartais net pasitelkiant esam radę neatitikimų dokumentuose, kaip medžio amžius ar kitos techninės klaidos, kaimynai apeinami, kad įsigyti tuos klipus išsikirtimui. Semeliškėse valstybinė miške buvom radę, kai pasibaigus leidimui buvo iškirsta ir tiesiog atrodo, kad skubama, kol neuždėta ministro įsakymo. Taip pat galim šitam paveikslėlį matyti, kad būtent renkamas įkirsti šitas suregistruotos mokslininkų buveinės, nes plyni iškirsti plotai matosi jos teritorijoje, o miškas, kuris nebuvo pažymėtas kaip vertingas, tai jis nekertamas. Tai ir dažniausiai pas mus, kadangi dominuoja plyni arba išplyninantis per porą kartų kirtimai, tai tokiose teritorijose tai taip pat jie vykdomi ir netgi miškasodis VMU organizuotas buvo rengtas tokioj išplynintoj buveiniai, o pagal mokslininkų patarimus, kaip prižiūrėti šitas buveinės, yra rašoma, kad plyni kirtimai yra sunaikina visiškai tokią buveinę. Ir valstybinė miškų urėdija atsodina ūkinį mišką pušeles, eglutes eilutėmis. Mes esam su girių inspekcija bandę šiek tiek kitą variantą padaryti, taikos sodas vadinasi renginys to pačio miškasodžio metu. Tiesiog pabandėme padaryti alternatyvų miškasodį, sodinome įvairesnius augalus. Tai buvo taip pat pasirinkom valstybinę žemę, kur buvo sunaikinta Europos bendrijos svarbos buveinė. Ar Mindaugai norėtum kažką pridėti? Čia irgi Aš kadangi tapau girių inspektorium savanoriu ir galvoju, kaip aš galiu prisidėti, tai buvo toks mano iš meninio pasaulio tokios patirtis ir kažkaip toks absurdas buvo, kad toj buveinė, kuri yra eglės ir turtingos pievos, nuskutama, pievos išariamos ir tada atveža vaikus ir mokina uniformuoti pareigūnai, kaip sodinti tiesiai plantacijas kažkokias. Tai čia toks kažkoks truputį kitoks pabuvimas ir neteigimas, kad čia girias sodinam ar kažką. Labai daug melo šitoj mūsų valstybiniai miškų urėdijoje, kur yra įmonė, kuri turi tik patikėjimo teisę, o viską, ką jie daro iš savo kažkokios intelektualinės nuosavybės, yra labiau siekis kapitalo, o ne kažkokio gėrio Lietuvai. Tai tokia akcija buvo ir aš manau, čia kasmetinis renginys dabar taps važiuoti kartu į valstybinės miškų urėdijos renginius, į išniokotas buveinės ir sodinti kitaip. Čia toks gal mano būtų, kur aš galiu prisidėti.
Galiu pridurti, kad po šito mūsų miškasodžio vis tiek urėdijos darbuotojai atėjo ir prismaigstė eglučių tarp mūsų pasodintų medelių savo eilutėmis, taip kaip robotukai vis tiek įvykdė, ką reikėjo. Nu, dirba savo darbą. Ir mes po to gavom dar ir grasinimų, jie net inspektorių paskyrė mus kaip tirti, tai čia toks buvo, labai juokinga. Tai buvo variantas, tačiau kaip bendruomenės iniciatyva, jie buvo ir gyvai atėję su mumis pasikalbėti, tai jokių baudų negavom, tik tai įspėjimą, bet ir iš tikrųjų tai susiję su to, kad žmonės yra stumiami iš miškų, nes mūsų rašte, kurį mums rašė, buvo rašyta, kad jūs nelegaliai stovyklavote, nelegaliai kūrėte ugnį, tai iš tikrųjų šiuo metu miškuose galima statyti tik nustatytose vietose, ten urėdijos, kur yra labai retose vietose rekreaciniai tie objektai sukurti, kur galima stovyklauti. Ir aš pati nesenai sužinojau, kad stovyklauti negalima, o kaip atkurti tą dabar pripažintą vertybę, nacionalinę žmogaus ryšį su mišku, kaip tą ryšį atkurti, jeigu mes net negalime laisvai tenai būti. Tai šitą irgi reikėtų po truputį. Ir negalim būti labiausiai išniekintoj vietoj. Čia juokinga, mes tenais bet ką darydami nieko blogiau nepadarysim. Tai ten buvo toks, net juokinga. Taip, tikrai. Tai ir dabar grįžtant prie problemų, iš esmės net jeigu mums ir pavyktų įkalbėti ministrą visgi apsaugoti visas šitas bent jau valstybei priklausančias teritorijas, savo darbo metu pastebėjom, kad net ir saugomos teritorijos nėra saugomos iš esmės. Turim pavyzdžių, kaip ežero pakrantėje vykdomi kirtimai, statomi namai prie pat vandens, telkšo tepalų balos prie ežero, kuriame saugoma vandens gyvūnija, leidžia iškirsti ir taip retą apsauginį mišką ir atsakymuose tiesiog rašo, kad šis vandens telkinio apsaugos zonos miškas nėra saugoma teritorija. Tai tiesiog tos apsaugos visiškai nėra. Taip pat ir bendruomeniai skirtuose miškuose tai tikrai susidūrėm tiek ir Kaune, ir Vilniuje labai nuskambėjo Verkių parkas, buvo daug dideli kirtimai tenai vykdomi. Tai ir tų 2/3 tų saugomų teritorijų miškų yra priskiriami ūkiniams miškams. Neūkiniai sudaro vos 12 su viršum procentų pas mus, tai tikrai tokios proporcijos nėra logiškos ir taip pat tų miškų nuolat mažėja. Čia yra duomenys iki 21 metų, bet tuo metu matome, kad ūkinių miškų 100 tūkstančių hektarų padidėjo, o visų kitų miškų mažėja. Tai šiuo metu irgi turim tokią tendenciją, bet galbūt pavyks kažkaip tai pakeisti. Taigi sprendimai ir ką mes norime nešti į ministeriją. Iš esmės bandysim taip pat ir kitais būdais, galvojam apie teismo proceso pradėjimą prieš valstybę dėl nesaugojimo šitų buveinių, nes jau yra ir iš ES yra buvę ministram, kurie netvirtino nei vienos tos buveinės, yra Lietuvai iškelti baudžiamieji procesai 2 buvo. Tai yra tikrai nusikaltimas prieš gamtą ir bandome imtis iniciatyvų, kokiu tai galime, tai šiuo metu galvojam nešti į ministeriją.
Kiti klausimai yra daugiau galbūt miškų įstatymo pakeitimo klausimai. Mes esam 10 puslapių pastabų parašę, bet iš esmės saugomos teritorijos, pavyzdžiui, šiuo metu irgi yra, visos grupės yra daugiafunkcinis miškas, todėl gamtai skirtos teritorijos taip pat privalo tarnauti ir ekonomiškai žmonėm. Tai šitos prievolės reikia atsisakyti ir aš manau, kad tas miškų daugiafunkciškumas, šitas terminas, šitą problemą iš esmės ir sukelia. Taip pat turi daugėti tų saugomų teritorijų, plyni kirtimai net ir ūkiniuose miškuose tikrai galėtų būti apriboti, mano nuomonė, nes ir taip neturim daug mes tų miškų, tai, bet čia toks kardinalus sprendimas, žinoma. Taip pat susidūrėm, nors šią vasarą buvo priimta, kad miško savininkai gali įsteigti pas save saugomą teritoriją, bet pasirodo instrumentai tam nėra sukurti ir jau bandėm su kai kuriais savininkais tai padaryti, bet tiesiog kol kas tai dar neįmanoma. Ir taip pat užtikrinti, kad žmonės galėtų lankytis ir būti miškuose. Ir labai, manau, padėtų įstatymuose įtvirtinus gamtos teisę į gyvybę, kas yra dabar įtvirtinta Bolivijos ir Ekvadoro konstitucijose. Ten buvo įtvirtinta siekiant apsaugoti gamtą nuo dabar ypač populiarėjančių elektromobilių, jiems reikalingų medžiagų kasimo, nes buvo iškilus didelė grėsmė. Tai ir jeigu šita teisė yra įtvirtinta, tada žmonėm lengviau, šiuo metu yra labai sunku iškelti teismo procesus dėl to, nors ir konstitucijoje parašyta, kad negalima žaloti gamtos ir tai reikia ją su saiku naudoti, bet šito neužtenka. Bet ta gamtos teisė į gyvybę, jeigu būtų įtvirtinta, jinai suteiktų daugiau svorio bendruomenėms, kurios nori tiesiog bendruomenės, organizacijoms, kurios nori apsaugoti gamtą ir tiesiog joms būtų lengviau kelti tuos teisminius procesus, nes šiuo metu sako, kad jūs nesavininkai tų miškų, nors ir valstybiniai miškai turėtų būti mūsų visų, bet dėja tai yra sudėtinga padaryti. Tai gana daug pašnekėjau, manau kaip ir aišku, ką mes norim pasakyti aplinkos ministerijai. Jo, ačiū, Vilija, labai išsamu. Tai gal tiesiog padarysim tokį pokalbių ratą. Pas mane Stanislovas, matau, pirmas, gal galėsi prisistatyti ir būtų fainai, jeigu su kamera įmanoma, kas kalbat, jeigu turi tokią opciją, kad veidas būtų matomas ir kad prisistatytum, gal kokiose organizacijose esi, kaip matai, kokia sistema, kokie sisteminiai trūkumai, gal kas nefunkcionuoja, kokių įžvalgų turi, būtų įdomu labai tave išgirsti. Sveiki, esu Stanislovas Čepinskas, Tarptautinės miško terapijos asociacijos narys ASFT. Taip pat irgi su Gyva Žalia tenka bendradarbiauti, su Girių inspekcija taip pat. O iš esmės situacija yra sudėtinga su Lietuvoje, su miškais yra, kaip jau ir Vilija paminėjo, daug variantų, kad iš esmės vyrauja ekonominis požiūris ir visas tas miškas yra matomas per tą medienos ekonomiką. Nėra matoma alternatyvos variantai, kurie yra užsienį praktikuojami ir plėtojami gan intensyviai, nes tokia valstybė kaip Lietuva, jeigu paimsim dar sovietmetį, visi miškai buvo puoselėjami, kertama buvo apie 1 milijoną kubinių metrų, dar apie 1 milijoną importuojama. Šiuo metu yra kertama apie 13 milijonų. Tai situacija tikrai nėra į gerą, nes
kad ir tuo pačiu sovietmečiu, kai buvo tas kirtimo apimtis tokios nedidelės, tai Lietuva ir Gruzija buvo tokios dvi valstybės, kurios buvo grinai rekreacijai. Kaip sakant, toks rekreacinis bazės, būtent kaip aš pats, kaip atstovauju gydomųjų miškų, būtent tą kryptį. Tai tiesiog mūsų miškai jie yra pernelyg vertingi, kad juos naudoti būtent tai medienai. Nes jeigu mišką panaudot, pavyzdžiui, gydymui, sveikatinimui ir visiems kitiem tiem alternatyviem būdam, bet kaip ir bitininkų atstovas yra ir daugiau yra tų krypčių, tiesiog tos kryptis kartu sudėjus yra žymiai net ir finansiškai pelningesnės. Net yra užsienį pavyzdžių, pavyzdžiui, kur Heringsdorfo miškas buvo paskelbtas gydomuoju Vokietijoje ir per pirmus metus, kai kurorto sezonas iš 2 mėnesių tapo 12 mėnesių, man pačiam ten teko būti vasario mėnesį per lietų, tikrai miškas pilnas žmonių ir kurorto pajamų padidėjimas buvo toks ženklus, kad tai per pirmus metus atpirko visą miške esančią medieną 2 kartus. Tai jeigu turėsim omeny, kad miškas ten bent jau 100 metų, tai paskaičiavus gaunasi pelningumas didesnis apie 200 kartų, negu tą mišką tiesiog išpjaut. Aišku, tokių kurortinių vietovių tikrai nėra daug, bet jos galėtų, kaip sakant, finansiškai atpirkti ir tą kitą teritoriją, jeigu mes žiūrėsime savo tos miškus tik per pinigus. Bet tai iš esmės tai būtų toks nedovanotinas požiūris, nes miškas tai yra sakralus objektas ir tai yra, kaip minėta buvo, kad gyvosios gamtos teisė ir jisai vertas vien dėl pačios savo kaip biologinės įvairovės, kaip tos gamtinės vertybės būti išsaugotas, o ne vien dėl to, kad jis neša pinigus. Nes tas toks socialistinis požiūris net ir sovietmečiu, kuomet jis buvo populiarus, nebuvo užsiemama vien tik tais kirtimais. Tai buvo kertama kažkiek, bet tiek, kiek mums patiems reikia. O dabar požiūris yra įsišaknijęs toks, kad mes matom, kokį mes turim rezervą kažkokių naudingų iškasenų ir pagal tai planuojam savo gamybos apimtį, statom fabrikus ir visą kitą ir jaunam kuo daugiau ir nežiūrim į ateitį iš viso. Tiesiog išeksploatuosim, išpjausim, o paskui visą kitą darysim plantaciją, kaip Danijoje yra ir ten panašiai. Tai tas požiūris nedovanotinas, kadangi turim tokius išskirtinai vertingus miškų plotus kaip Europos svarbos buveinės. Tokio lygio miškų Lietuvoje tikrai kol kas dar yra daug ir teko, kaip sakant, dalyvauti ne vienam užsienio pasauliniam kongrese, kas yra susijęs su gydomųjų miškų praktikom ir pavyko pagal tą potencialą, kurį turim Lietuvoje, gauti galimybę, kad tas kongresas pasaulinis būtų Lietuvoje. Ir šį rugsėjį mes jį darėm Lietuvoje. Ir buvo atvykę iš įvairių pasaulio šalių atstovai, kurie atstovauja būtent irgi gydomųjų miškų kryptį. Ir man pačiam teko tuos vyriausius pravežti per Druskininkų mišką, kur yra irgi būtent gydomieji tie, ta prasme, Europos svarbos buveinės yra. Ir jie minėjo, kad tokio lygio miškų Vokietijoje praktiškai nelikę ir čia vien tokį miško plotą siūlytų paverstų UNESCO, kaip sakant, paveldo. Nusakom, Lietuvoje kol kas tokių turim daugiau, tačiau yra problema su jų eksploatavimu ir naudojimu. Tai iš esmės yra iš užsienio kolegų didelis susirūpinimas su tuo, kas vyksta su miškais, o dėl pačio miškų potencialo ir to gamtinio ir rekreacinio tikrai yra nediskutuojama, kad jis Lietuvoje yra didžiulis ir ta kryptis iš esmės galėtų keistis būtent į alternatyvę miškininkystę pereinant. Iš esmės tiek. Iš manęs dabar kol kas, o paskui galėsim pratęsti. Ačiū. Labai įdomios mintis, Stanislavai, toks kaip lobynas, net sunku suvirškinti tiek, kiek daug pasakė, atrodytų reiktų įrašą perklausyti ir kiek daug svarbių detalių paminėjo ir kokia labai svarbi ta rekreacijos pusė ir jos atsiperkamumas. Aš šitus statistinius duomenis vis dažniau girdžiu ir matau ir jie per mažai skelbiami, nes jeigu toks atsiperkamumas vietos ne tik kaip tą resursą žiūrėti, o kaip kažkokį kompleksinį darinį, tai čia Lietuvos kaip vienintelis išteklius, tai aš taip žiūriu. Ir būtų dabar įdomu
kur bitininkų bendruomenės iš tos gyvosios pusės, iš gyvūno, iš vabzdžio, kuris toks kaip karkasinis vabzdys ir labai jautrus aplinkai. Kokie jūsų pastebėjimai būtų iš tos gyvosios pusės ir gal kokių tų sisteminių klaidų matot? Tai bitėm nuo senovės geriausiai buvo gyventi miške ir dabar mažiausiai naudojami chemikalai, visokių augalų yra, ten jeigu oras yra tinkamas, tai jos ten yra, kai jų ne per daug vienoje vietoje, tai jos ten randa ką atsinešti ir sveiko medaus, ten žiedadulkių, visko prisineša ir viskas tenai labai gerai. Tik tai tas požiūris, ten, tos buvusios, šitos ministerijos, tai buvo labai, negražus ten, kad tos įstatymo projektą, kai rengė, tai, visai neįtraukė bitininkystės, anksčiau ten ir tarybiniais laikais ten buvo, kad, galima naudoti bitininkystėje, o ten buvo dabar visiškai, kaip ir netyčia užmiršta, kaip, ir visai nebuvo. Tai Girių Spiečius, kreipiausi į Girių Spiečių, tai patvirtino, kad čia reikėtų tą pakeitimą padaryti ir paskui ten labai sunkiai, bet vis tiek padarė tą pakeitimą tam projekte ir viskas į gerą pakrypo. Ir ten tas, kaip jūs ten minėjot, kad tas sodinimas būna ten, anksčiau tų tokių visokių aikštelių, visokių būdavo daugiau, dabar užsodina beveik kvadratinio metro tikslumu ir ten, jeigu geranoriškas girininkas, tai ten randa vietą, kur tam bitėm pastatyti, viskas tenai gerai, bet jeigu pasitaikytų koks negeranoriškas, kaip iš kitų bitininkų išgirsti, tai buvo sudėtinga, tai tas požiūris, kad norėtųsi, kad keistusi ir kad bitės galėtų miške laisvai laikyti ir gyventi jos ir viskas būtų gerai. Ten dabar, kai buvo tų saugomų teritorijų įstatymą priiminėjo, ten rašiau aš ir į Seimą ir viską, kad pakeitimas, kadangi bitės pripažintos ekosistemos dalimi ir šitą kaip ir aš siekiu, kad visuose miškuose, kokie jie bebūtų, jos tikrai niekam ten nepakenktų ir viskas tenai gerai būtų, kaip ten skruzdėlės ir kiti ekosistemos dalies gyvūnai, kur pripažinti, tai šitas dalykas. Ir ten aš dar siekiu tokio dalyko, kad, kaip pavyzdžiui, kadangi bitės, jeigu tai miške laikai, ar vis tiek jos daugiau, toliau nuo gyventojų, taip jau kur mieste viską, tai reikėtų, kad buvo raštą tokį parašęs nuo asociacijos, kad jas kaip ir tos kitus gyvūnus, kad jeigu ten sunaikina kaip nors, ar ten kaip purškia ūkininkai, arba ten chuliganiškais veiksmais, tai ne taip, kaip pavyzdžiui, už žvėrį miško, ten bauda būna didesnė negu šitą, kaip už mėsą, pavyzdžiui, kad ten jeigu šerniuką nušauna, tai ten jau brakonieriai, jeigu sugauna, tai jam ten daugiau kainuoja, negu ten tik tai ta šerno mėsa. O dabar šičia buvom į kaimo reikalų komitetą prieš rinkimus kreipėmės, tai sako, tai ką, tai yra, nieko čia keisti nereikia, viskas čia gerai ir viskas gerai. Tai aš manau, kad čia reikėtų biškį šitą vietą irgi, kad pakeistų ir tokį dalyką. Yra problemų. Aš tokį dar klausimą, gal turit informacijos apie laukinės bitės, miško bitės, kurios kokia situacija, pavyzdžiui, brandus medžiai, ten arimai, sodinimai, kaip tai paveikia, ar matot kismą kokį? Jo, matom, tai dabar tos laukinės bitės, reiškia,
realiai jos, kur Lietuvoje anksčiau buvo, jos viskai išnykę dėl to, kad jos yra neproduktyvios ir šitą pradėjo atvežti įvežtinės bites ir ten selekcija daroma 50 mažiausiai metų, ten daugiau siekia, kitur ten iki 100 metų ir ten reiškia atrinktos labai produktyvios bitės ir nepiktos, nespėtlios, atsparios ten lygom ir visa kita. O dabar ten šitoj vietoje tai yra, čia nori Lietuvoje prastumti, planuoja mokėti išmokas ir ten tas bitės pagal tą konvenciją išsaugojimą, tai reiškia turi būti tų gyvūnų, kur anksčiau, kad išsaugot, turi būti žmogui naudingų savybių ir ten nekenkti aplinkai ir šitą. Ir ten, jeigu jas laiko, tai turi nesikryžminti su kitais gyvūnais, reiškia, o su tom bitėm, reiškia, tos, kur dabar atvežtos, išselekcionuotos, tai kadangi jos ten ir daugiau medaus surenka, tai jos, reiškia, daugiau augalų aplanko ir jos šito požiūriu visiškai atitinka. O dabar tenai, lenkai labiau šitą į tą rimčiau žiūri ir tenai mūsų žiniomis 2 rezervatai skirti, kadangi Lenkija yra pagal žmonių skaičių ir pagal teritoriją ženkliai didesnė už Lietuvą, o šičia dabar kaip ir norėjo paleisti visiškai tas bites, tai jos, jau čia gaunasi neįsaugojimas, o jau, kaip ir naikinasi šitas bičių ūkis, kuris jau daug metų pasiekti labai geri rezultatai ir viskas. Tai mes, mūsų profesionalų asociacija, siekia, kad jas išsaugoti kaip eksponatą, kaip ir reiktų, bet kad būtų ten čia kelių vaistai jos dabar ten entuziastai keli. O toksai klausimas, su urėdija su jumis bendradarbiauja šito klausimu? Šito klausimu urėdijos visai niekas ten nebendradarbiauja ir ta Žemės ūkio ministerija ir aplinkos, jie, dabar kaip ir jūs šičia galvoja, kad pasikeis ir viskas kitaip žiūrės į tą, tai mes irgi laukiam to pasikeitimo ir ten kvalifikuoti raštai, paremti mokslo darbais yra. Ir buvom pateikę ir Žemės ūkio ministerija viską ir ten, bet ką, sako, kad čia, viskas čia gerai ir reikia jas paleisti, taip, kad, ir tada ten mūsų parašyta, kad, reiškia, net, dabar nuo senų senovės prisimena žmonės, kad būdavo tos bitės piktos, kad ten geldavo ir visa kita, tai dabar baigė tą užmiršti, aš tai kaip pradėjau bitininkauti, jau irgi greit 50 metų bus, tai aš atsimenu tas bitės labai gerai. Tai geriau, kad jos jau būtų kažkokiam rezervatai ir viskas, ir nedarytų žalos. Tai šitą tik tai pasikeis valdžia, patvirtins ir iš karto mes su tais raštais kreipsimės, kad labai rimtai pažiūrėtų ir tokių klaidų nedarytų, arba čia, čia gal... Jūs kreipėtės kaip asociacija į šitą visą fenomeną, ar per Girių spiečių? Tai mes kaip asociacija visą laiką kreipėmės, o dabar, kadangi Girių spiečius, protingus sprendimus palaiko, tai prašysime ir jo palaikymo, aišku, taip. Super, tai gal kad po to galėsim grįžti prie tam tikrų temų, tiesiog galvoju visų išklausyti, gal galėtų Petras Budvytis ir miško patirties turintis žmogus iš įvairiausių pusių, tai būtų įdomu išgirsti tavo nuomonę, kokia situacija, kur
kur matytum, kur reikalingas pasikeitimas, kokių sisteminių klaidų yra ir gal prisistatytum truputį. Nu, jeigu girdit, tai labas vakaras visiems. Su Petras Budvytis, gal įsilavinimą miškininkas, dirbau girininku, miškų sistemui 35 metus, beje, girininkų iš jų 30, patirties, sakykime, šioje srityje yra pakankamai. Nu ir yra nemaža patirtis sukaupta ir bendravime su ministerija, su, sakykime, žmonėmis, formuojančiais miškų politiką. Tai va, kiek teko, bent iki šiol, aišku, keičiasi, sakykime, Lietuvoje valdžia, keisis ministras tikriausiai. Manyčiau, kad irgi labai daug priklauso, kas jo bus, nuo asmenybės, nuo jo, sakykime, įžvalgų, nuo jo vizijos, nuo jo požiūrio, nuo jo, kaip pasakyti, supratimo apie gamtą. Tai vienas iš pagrindinių dalykų bus tikriausiai, kurį formuos Lietuvoje visą šitą reikalą. Ir labai norėtųsi tikėti, kad šie reikalai visi, kas liečia miškus, kas liečia aplinkosaugą, tikrai gerės ir nebebus taip, kaip buvo iki šiol, kad dažniausiai su tokiom organizacijom, kaip jūs, sakykime, girių inspekcija, kaip girių spiečius, man pačiam teko irgi dalyvauti nacionalinio susitarimo reikaluose, praktiškai visą tą epopėją praeit. Ir toks įspūdis susidaro, kad visą tai daroma tik tai politikų, kad užsidėt varnelę, kad pravesta, dalyvauta, o mes jau spręsim patys, kaip toliau daryti. Ir jiems, kaip buvusio ministro žodžius pasituosiu, pirmam susitikime net pono Navicko, tai surinko, sakykime, į pasitarimą girininkų bendrijos atstovus, sakykime, ten buvom kažkur 12 Lietuvos girininkų ir iškart ministras pareiškė, jūsų nuomonė mums nesvarbi. Tai labai ir liūdna tokie reikalai ir tokie dalykai, kada yra kažkas tai užbrėžima, pasakoma, motyvuojama kitaip, iš anksto, iš kur ateina tie nurodymai, iš prezidentūros, iš ministro pirmininko esamo, ar dar iš kažkur, sunku pasakyti, sunku net suprasti. Ir čia yra, manau, pati opiausia problema, pati didžiausia, kad nėra to, nebenori, taip kaip būsi mūsų ta pati ministrė pirmininkė. Nepatinka jų mūsų sprendimai, ar ne, po 4 metų kitus išsirinksit. Tai va, čia aš manau ir pati didžiausia bėda ir sunkiausiai bus perlenkti šitą tokią, kaip pasakyti, įsitvirtinusią tą politiką, kad mes darom, ką norim ir mums nesvarbi ta jūsų nuomonė. Tai va, šito labiausiai bijau. Tai va, tokia būtų mano įžanga. O kiti visi dalykai yra visuomenės susitarimo reikalas, aš manau, ir daug skirtingų grupių, daug suinteresuotų ir tas, kaip pasakyti, nacionalinis susitarimas dėl miškų, kuris buvo pradėtas, sakyčiau, žingsnis prieki vis dėl to. Visos grupės bendravo, visos, sakykime, išreiškė savo lūkesčius, nuomonę, supratimą ir bendraujant šitaip, dalyjantis patirtim, įžvalgom, randama, manau, ta tiesa, kuri reikalinga mums gyvenime. Tai va, sakykime, tie dalykai. O konkretesni dėl kaip miškininkas, ką galiu pasakyti, tai siekiant sumažinti, sakykime, plynus kirtimus arba net siekiant visiško jų uždraudimo, Lietuvoje nemanau, kad tai įmanoma. Kai kurios, mes tada tokiu atveju prarasim kai kurias medžių rūšis. Pavyzdžiui, ar jūs norėtumėt, kad išnyktų Lietuvoje pušynai? Jeigu mes uždraudžiam plynus visiškai kirtimus, tai va, pušynai pasmerkti, iškart sakau kaip specialistas, kaip miškininkas, nes pušies užauginti pavėsį neįmanoma. Tai kaip pavyzdys, jeigu mes plynai nekirsim, auginsim tas pušis tegul ir iki 600 metų, ar iki kiek, apačioje atsiras trakas, ten dar kažkas, ir jeigu mes dirbtinai neatkursim jos, tai pušys savaime atsikūrė tik tai pelkėse, ir visiškuose, sakykime, smėlynuose, kur kitkas negali augti apart pušies, nes jeigu jau bent kiek žinot miškininkystę, žinot, sakykime,
dendrologija yra vadinamos pionierinius medžių rūšys, tai va, pušis viena iš jų, kaip pavyzdys. Tai čia labai reikia atsakingai ir protingai tą visą daryti. Ir ribojant tuos kirtimus. Aišku, jų aš manau, kad yra per daug. Mano irgi, kaip girininkų buvusio nuomonė, tai dideli plynų kirtimų plotai sunkina atkūrimą, atsikūrimą miško. Tai tikrai, kad pas mus dabar leidžiama net iki 8 hektarų iškirsti plynai ūkiniuose miškuose. Tai manau tikrai, kad tiek nereikia, galima mažinti, ženkliai mažinti ir didinti, sakykime, tų mažesnių plotų, kaip pasakyti, keisti biržių išliejimo reikalus galbūt, yra tam variantų. Nenoriu labai plėstis į specifinius dalykus, daug kas nesupras galbūt ir be reikalo čia gaišinsi jūsų laiką. Gal konkrečiau tada klausimus gal tada užduosit, man lengviau bus atsakyti, kas jūs domina. Aš tokį tada iškart tada klausimą, nes, kiek suprantu, esi medžiotojas, taip? Taip. Tai va įdomu, nes, daug aplinkosaugoje tie medžiotojai yra tokie, kažkaip atskirti ir panašiai, bet man patiko Labanoro vilkas, man kažkada pasakė, kad medžiotojai atsakingi už tai, kad dauguma girių dabar egzistuoja nuo LDK laikų, tai aš manau, kad labai verta būtų visur įtraukti ir medžiotojus kaip kažkokius bendrakūrėjus šito ir gal kažkokių pastabų iš šito, kokių sisteminių yra dalykų medžiotojų tarpe. Iš medžiotojų pusės aš galiu tik asmeniškai kalbėti daugiau, nes nesu įgaliotas, esu savo klubo valdybos narys, bet nesu įgaliotas čia išreikšti visų medžiotojų nuomonę. Aš galiu kaip iš savo patirties, virš 40 metų jau mano medžiotojo stažas, sakykime, pasidalinti savo paties asmeninėm įžvalgom, tik tai aš čia negaliu atstovauti visų medžiotojų. Supraskite tai ir jeigu kas mano pasisakymus pažiūrės, kiti medžiotojai, kas dar kartą pabrėžiu, kad čia ir mano asmeninė nuomonė, sakykime, Lietuvos medžiotojų žvejų draugijos nuomonė, ne kažkieno, o mano asmeninė kaip medžiotojų, turinčių 40 su viršų medžiotojų stažą. Tai pagrindinis dalykas apsisprendimas ir tai palyginus su kitom šalim, kaip tvarkyti tą medžioklę, ar liekam prie tų būrelių, sakykime, klubų pas mus kaip yra principo, ar kitokios formos bus, bet kol kas bent Lietuvoje šita forma klubų ir būrelių, sakykime, yra į vienus vartus, bent jau man taip susidaro toks įspūdis žaidžiama. Viskas sukraunama ant to medžiotojų. Sumokėkit, sakykime, mokesčius už plotus, viskas tvarkoja, mes mokam tvarkingai. Toliau, visi veterinariniai, šernų maras, ten pasiutlygė, dar kažkas, žvėrį nutrenkė, visi reikalai yra permesti medžiotojai. Visi, iki 100%. Ir dar net reikalaujama tyrimams surinkti, sakykime, ten pristatykit ten, kraupiai jums galbūt atrodys, ten vidaus organus, ten galvas, žvėrelių kai kurių tyrimams ir taip toliau, viskas yra medžiotojams. Negana to irgi, kad ir tas pats šernų maras, aš, pavyzdžiui, nebemedžiojau šernų, sakykime, tykojant 3 metai, daugiau gal net, kada prasidėjo šernų maras. Kodėl? Todėl, kad privaloma kiekvieną, sakykime, nušovus, ten sumedžiojus, sakykime, tą šernelį, esančioj teritorijoje, kuri yra, kaip šernų maro pavojingoj, pristatyti tyrimams į Vilnių. Ir kaip konkretus pavyzdys tai vyksta, tai sumedžioji šitą šerną, užpildai ten dokumentus, paimi mėginius šitiems tyrimams ir turi pristatyti į rajoną, į veterinarijos įstaigą. Konkrečiai ten, sakykime, pristatai. Ir kitas dalykas, pagal dabar galiojančias taisyklės, šito šernelio dalintis negalima. Jis turi būti, sakykime, įdėtas į šaldiklį ir laikomas, kol gausim atsakymą. Tai vyksta savaitę, kartais pusantros. Visai būna, kartais gal, kur arčiau Vilniaus žmonės greičiau gauna. Mes Žemaitijoje, čia nuo Vilniaus toliau, galbūt iki mūsų tie atsakymai ilgiau keliauja. Dabar, kaip pavyzdys, kame čia bėda yra? Jums atrodo, kad čia tą šernelį išsitraukė iš šaldiklio, ne, paskui pasidalina, išsinešioja po namų suvalgė, ne? Ne taip.
ta šernė į ragą, sakykime, į kaulą. Ir jį, kad išdalinti, reikia jį laikyti, kur jis atsilaidins, sakykime. Kaip jūs įsivaizduojat, vasaros metu, sakykime, kokį Liepos mėnesį, kada šernai aktyviai maitinasi ūkininkų kviečiuose, juos reikia apsaugoti, mes juos medžiojam ir va taip įdedam į šaldiklų, šalą, gaunam atsakymą, kad jis tinkamas naudojimui, išimam tą šerno, sakykime, tą skerdieną iš šaldiklio ir bandom dalintis. Tai reikia paros mažiausiai 1,5, kol jis atsileis. Kol jis atsileidžia tą mėsą, kad galėtum pasidalinti, paviršinė sugenda. Tai jūs suprantat? Jo, suprantama, čia toksai... Ir gaunasi, kad čia arba turi pažeidinėti taisyklės, arba turi visą tą šernieną, sakykim, nežinau, kur dėti, išmesti ar kaip. Tai aš vien dėl to jau nemedžioju, sakykim, šernų. Jau keli metai, kada prasidėjo šitie reikalavimai nesąmonė. Kaip pavyzdys, čia vienas iš pavyzdžių. Tai ir supratau, kad yra tų visokių, kur bet man tas svarbus momentas irgi yra ūkininkai, ar ne? Medžiotojai, mes norim šitos veiklos, mes norim šito hobio, mes mokam mokesčius už plotus, taip toliau, ten perkam ginklus ir taip toliau mūsų reikalai. Sakykim, bent jau miškininkams ir galimybė suteikta iš tų pačių mokesčių, sakykim, įsigyti ten repelentus, nusitepti, apsaugot želdinius kažkiek. Tai ir valstybė suteikta tokia galimybė, urėdijos naudojasi, kai kurie miškų savininkai naudojasi, kurie prieina sugeba pasinaudoja. Ūkininkai, nežinau, bent jau, kad kažką iš to gautų, apart to, kad privalo, jeigu ten viršyje, sakykim, nuostoliai žvėrių padaryti normas, medžiotojai turi atlyginti. Tie patys, mes medžiotojai turim atlyginti tuos nuostolius. Nors yra apribojimai. Kaip pavyzdys, tai stirnų patelės jaunikliai ten medžiojami tik tai, sakykime, yra atitinkami terminai, šernai dabar jau apvalius metus medžiojami ryšim su šernų, marų nebėra, elniai irgi medžiojami yra apribojimai. Tai kaip dabar jūs sakykit, mes turim apsaugoti tuos pasėlius, jeigu ir draudžiami, kaip pasakyti, terminai. Sutinku, yra daug niuansų. Yra, sakykime, netiška, aišku, bus medžioti ten tuos elnius, sakykime, pateles arba jauniklius, kada jie yra dar maži, sakykime, ten reikalauja, ten, kaip sakant, žindomi ir tebėra ir taip toliau. Ir čia daug problemų. Bet Jeigu apibendrinant bendrą gyvūnų situaciją, sakykime, jų, nes esu girdėjęs iš daug gamtininkų, dabar neturim ornitologų, bet paukščių populiacijos sumažėjimas yra įspūdingas. Ar matot su kažkokiais laukiniais gyvūnais, kur labai nyksta? Dėl paukščių aš negaliu, nes specialistas per daug čia komentuoti, bet kaip pavyzdys, sakykime, irgi paimkim konkrečiai mūsų klubą, ar ne, tai paukščių medžioklė, per sezoną, jeigu statistiką paimta, nušaunamos, galbūt sumedžiojama, duok dieve 10 ančių. Viskas. Buvo dar pavasarinė slankų medžioklė, kuri buvo uždrausta ir dabar medžiojama tik tai rudenį. Leidžiama medžioti. Tai, ir ar tai lemia, sakykime, populiacijos dydį, jeigu, sakykime, vandens telkiniai mūsų klube, ten yra, ką čia, sakykime, kaimo tvenkinukai, ten kažkokie tai grioviai kažkur galbūt, miške, ten bebro patvenktas telkinukas nedidelis, vienas didesnis tvenkinys, ten durpynai kažkokie užpelkėje. Sakykime, tavo teritoriją medžiojam. Ir, nepasakyčiau bent jau, kad jų, kaip pasakyti, dėl medžiotojų veiklos, kad galėjo sumažėti paukščių, aš kategoriškai nesutinku, nes jų praktiškai nemedžiojame tų paukščių. Sakyčiau taip. Supratau, tai čia gali būti ir kiti fenomenai, kurie net nebūtinai su medžiotojais. Gal daugiau susiję su žemės ūkiu, galbūt su chemikalų panaudojimu. Aš negaliu paaiškinti, bet... Supratau. Tai gerai, Petrai, žiūrėkit, mes dar grįšim, jūs labai turi daug įdomių įžvalgų, tiesiog norisi, Mindaugas Lapelė kelia ranką, norisi jam skirti laiko, nes jis, mano nuomonė, labai aplinkosaugai vienas brandžiausių žmonių, prisidėjęs prie nuostabiausių projektų, kurie iš tikrųjų veikia, Sengirės fondo, Gyvybiečių visa veikla ir
aš labai didžiuojuos, kad esat, gali būti, kad aš kartais viešojo medijoje esu tam tikroj roliai, bet priimkit mane kaip kažkokį tiesiog žmogų, kuris nori atkreipti dėmesį į opes problemas. Man kaip kaunasi taip ir norėtųsi išgirsti jūsų nuomonę, gal pasidalinimą apie bendrą situaciją, apie sisteminę situaciją. Ačiū Mindaugai, aš norėčiau kalbėti apie bendrą gal ne, nes čia reikėtų valandus laiko, nes buvo labai daug netikslumų ir dėl buveinių, ir dėl bičių padėties, bet man labai patiko Petro Budvyčio pasisakymas, gerbimo Petro, ypatingai dėl politikos visos, taip. Tik tai dabar šitas už tai, kodėl ir sakau, kaip ir per anksti ir nelaiku, gal dar net koalicijos nėra, neaišku, kas bus ministrų viską. Esmė kokia yra? Žmonės tai ten tie patys yra. Iš esmės tą, ką Girius Piečius išsakė, koks Sengirės dalykai, jie nesikeičia viskas, kas ten ateitų į valdžią. Bet kol kas tiesiogiai spausti, kol net nėra koalicijos, nėra susitarimo, o reiškia šitas tai konkrečiai nieko. Bet aš norėčiau grinai kaip gamtininkas, vėlgi, aplinkos ministras, dar dabartinis, Simonas Gentvilas. Beje, mes tikėjomės iš tos koalicijos daug daugiau, bet taip atsitiko, kaip atsitiko. Tai jis sakė, apie miškus gali spręsti tik miškininkai, miškų mokslininkai. Tai aš prisipažinsiu, esu nei miškininkas, nei miškų mokslininkas, bet 20 kelis metus, bet visą gyvenimą po miškus valiausiai, bent 20 kelis metus Dzūkijos nacionaliniam parke. Tai aš tiesiog norėčiau ką pasakyti. Tai sakau, dėl buveinių, yra netikslumų tokių, kad ne kiekviena, niekur neparašyta, kad kiekviena buveinė turi būti saugoma. Yra, reiškia, prioritetinių buveinių turi būti saugoma 70%, kitų 20%, ir didžiausi susikirtimai yra dėl vakarų taigos, dėl tų mūsų pušynų, eglynų visų. Tai čia vėlgi, tai yra, reiškia, šitas. Mes būkim biedni ir teisingi, ne kiekviena ta buveinė yra saugoma ir bus saugoma. Bet tai čia yra detalė. Dėl bičių irgi turiu visiškai priešingą nuomonę, bet negaišinsiu laiko. Bet aš gerbiam Petrų norėčiau pasakyti. Taip, pušynai, jeigu yra koks 100 metų pušynas tankus, niekad neatsikurs ten tas jaunuolynas. Bet jeigu pušynas yra kokius 130 metų arba 170, puikiai atsikūrė tos pušaitės, kadangi pušis išratėja, šviesos užtenka ir tiesiog kas yra, kur yra niuansas. Ten neatsikurs ekonomiškai vertingos pušys. Ten atsikurs pušaitės, kurias kažkas pagriaužė, biškė kažką, jos gal ne taip greitai auks viską, bet iš esmės tai yra truputį toksai dalykas. Jeigu mes ūkinė miške, taip, aš sutinku 100%, reikia tada prašviesinti, iškirsti, sodinti, tenai visą kitą, tie plyni kirtimai. Aš visą gyvenimą irgi buvau už plynus kirtimus tam tikrais atvejais, nes atvejiniai, už kuriuos agituoja gamtininkai, iš esmės yra tie patys plyni, tik išsėsti laikė. Bet šitoj vietoje, sakysim, dėl pušynų, tai jeigu mes norim buveinės atsikūrimo, tai jos atsikurs senuose pušynuose. Jeigu mes norim ūkinio miško, taip, tada reikia plynai kirsti. Ir dar norėčiau vieną dėmesį į medžioklę. Viskas čia taip buvo, viskas taip medžiotojai tokie ir nuskriausti, valstybės spaudžiami, bet vienas momentas yra. Jeigu, pavyzdžiui, bet kuris iš jūsų turi savo mišką, tai ne medžiotojai prašo leidimo medžioti jūsų miške. Jūs turite rašyti prašymą, kad medžiotojai nemedžiotų jūsų miške. Tai šitie dalykai yra truputį, suversti yra. Neturėtų tai būti. Neturėtų tai būti, kad medžiotojai yra prioritetas. Aš suprantu, ten daug dalykų yra, kurios gerbiamas Petras sakė, ten gal ir teisingi ir visą kitą, dėl šernų visą kitą. Bet šitas momentas, kad mes dabar kaip Sengirės fondas, mes irgi su suo susidurėm ir tai yra tokios didelės kliūtis įteisinti tai, kad medžiotojai nemedžiotų mūsų valdomą miške. Tai šitas yra, būkim biedni, bet teisingi. Taip neturėtų būti. Turėtų būti medžiotojai sudaryti sutartį su savininkais, ar mes galim medžioti pas jūs ar kaip, o ne atvirkščiai.
Tai va tiek va. O dėl bičių tai irgi čia yra, nesiginčius, čia būtų dar valanda laiko, kadangi gyvenu Dzūkijoje ir žinau, kur tas projektas vyksta, visa kita ir kaip vyksta, va. Čia yra gal kiti dalykai, giluminės rovės, va. Tai dėl bičių aš tiesiog nenoriu komentuoti, nes manau, kad tai ten buvo 90%, kad pasakė, kad gerbiamas bitininkas, tai buvo neteisybė. Tai galim padiskutuoti, šitą aš nieko nebijau ir čia viskas yra teisingai. Aš nenoriu diskutuoti, nenoriu atimti kolegų laiko, nes mes susirinkom kaip ir netam, va. O Mindaugai, sakykit, norėčiau išgirsti iš jūsų, kaip manot, ateinantis 4 metai nėra jokios ten dar koalicijos, taip, bet ar įsivaizduojate iš vis, kad įmanomas tas susitarimo nacionalinio išpildymas per tos 4 metus, ar iš vis yra šansas tokiam dalykui? Ne, bet gerbiamas Petras Budvytis gerai pasakė, nacionalinis susidarimas buvo geras dalykas, geras mėginimas, gal daugiau dėl varnelės, bet vis tiek jei nebūtų nacionalinio to susitarimo projekto, nebūtų gal atsiradęs ir Girių Spiečius. Gal mes čia dabar nešnekėtume šiandien čia. Va, tai yra tam tikri pozityvūs dalykai. Bet įvertina taip, kaip partijos reagavo, nes buvo, koks buvo sumanymas, kad Girių Spiečius viską čia pagimdo kažkokį dokumentą, paskui partijos pasirašo jį. Jau, kaip sakyti, jiem tada lengviau, kad va, tauta taip nusprendė, tai atsakomybės kaip ir nėra, mes sutinkam. Tai atsižvelginti tai, kad dauguma iš tų partijų, kurios dabar bus valdžioj, jos buvo ypatingai socialdemokratai, prie visos pagarbos jūsų pažiūrom, jie buvo prieš. Aš manau, kad artimiausi 4 metai gamtosaugai bus labai sunkus ir bus tiek Girių inspekcijai, tiek Girių Spiečiai, tiek aplinkos apsaugos koalicijai ir kitom bus daug darbo. Tai aš manau šitaip. Tai va, aš manau, kad geriau nebus. Mes galim sakyti, kaip buvo blogai dabar, bet į ateitį žiūrint, aš manau, kad geriau tikrai nebus ir mes turėsim visi būti, kaip sako, budrus, aktyvus ir taip toliau. Nepriklausomai nuo mūsų veikimo būdų, pažiūrų ir viso kito. Tai va šitiek. Mhm. O tai įdomu ir Girių Spiečius kaip darinys, bitininkai kaip ten irgi yra, pavyzdžiui, ir jeigu nuomonės įsiskiria, aš taip jaučiu, kad trūksta kažkokio daugiau gyvo pokalbio tarp tų asociacijų, organizacijų, bendruomenių, kurios gali steigtis. Nereikia daug tenais tų žmonių bendruomenį įsisteigti, užtenka kartais keletos. Va šitą pokalbį norėtųsi inicijuoti ir tęsti, nes aš labai norėčiau konstruktyvumo, nes kažkaip jums labai netinka toks pyktis, aš manau, kad jums daug gražiau tinka konstruktyvumas, tai vat norėtųsi išgirsti, kur vat šviesos yra šitame visame, kur, taip, Sengirės fondas, taip, bet, po kelis hektarus ten, užtruks tas niokojimo pagreitis. Ne, tai mes Lietuvos neišgelbėsim šitą Lietuvos miškų, čia yra pavyzdys. Va, aš sakyčiau labai paprastai šitoje vietoje, labai paprastai, labai aiškiai. Va, čia yra, kaip sakyti, čia mes neieškokim šiknodobiliukų. Yra Girių Spiečius, yra skėtis, po kuriuo mes susibūrėm. Jeigu yra labai bendra bėda, mes veikiam kartu. Bet tai susibūrė organizacijos, bent aš taip įsivaizduoju, čia mano supratimas asmeniškai, kaip gamtininko, ne kaip kokio ten, funkcionieriaus ar kokio atstovo. Tai yra skėtis, po kuriuo mes susibūrėm visi, kurie veikiam tą kryptimį. Bet mes laisvi esam daryti, ką norim. Bet jeigu jau yra bėda kažkokia, tai mes tada, reiškia, būrėmės, rašom bendrus raštus, laiškus ir visą kitą. Tai nereikia norėti, kad aplinkos apsaugos koalicija, ar Girių Spiečius, ar Sengirės fondas įspręstų tas visas problemas. Spiečius yra skėtis tokiam pasikoordinavimui. Ir aš labai norėčiau, kai jisai toks ir išliktų. Ir už tai man labai nepatinka visi tie ketinimai kažką ten, tai čia yra, bet yra su bitėm yra, kas, kaip sakyt, bitininkas yra, jis gali pasakyti, kad Spiečius turi tendenciją skirti. Tai čia jau, kaip sakyti, yra pasirinkimo kelias, bet tik tai paprastai Spiečius skyla pavasarį, ne vasaros pradžioje, ne prieš žiemą. Tai čia yra tik toks dalykas. Mane asmeniškai, kaip žmogų,
tokia situacija tenkina. Kad mes esam laisvi, neįpareigoti, jokių nuostatų, taisyklių, reglamentų, viršininkų ir kita. Bėda yra, jeigu mes jaučiam, kad yra bėda, mes jungiamės prie to. Galim pasirašyti po bendrų raštų, galim, reiškia, atskirus raštus rašyti. O tai veikiam savo veiklojimą. Ir va šitoj vietoj aš dar nenorėčiau kokios dar vienos superorganizacijos. Tai va tiek. Atrodo, aiškiai pasakiau viską. Taip, super, ačiū, kad taip įsamei papasakojot apie esamas problemas ir įžvalgas savo. Aš norėčiau tada pratęsti, gal Karoli, norėčiau tavęs paklausti, tu kaip girių inspekcijos savanoris daug buvai gyvų vietų ir susidūrėjai su iškvietimais ir tarnybom, kaip aplinkos apsaugos departamentų, valstybinės miškų urėdijos tarnyba, buvai visokiuose pokalbiuose, kur tu matai, kur įvyksta nesusišnekėjimas, kur trūksta pagalbos, kur kažko, žinau, kokios tavo įžvalgos, nes tu per metus laiko nuo savo miško problemų iki, na, sakyčiau, rimto aplinkosaugininko užaugai, tai įdomu, kaip matai. Na, į ką labiausiai reiktų atkreipti dėmesį, kad kiekvienas atvejis jis būna labai skirtingas ir viskas ten nuo situacijos dėliojasi. Tai būna labai, buvo ne vienas tas atvejis ir visi jie skirtingi. Tai nesusikalbėjimo, aišku, daug yra tarp tų institucijų. Visos jos kratosi tos atsakomybės, nenori prisimti, nelabai nori bendradarbiauti, tai turbūt yra spaudžiamos iš aukščiau, iš ministerijų ar ten, nežinau, kad ir iš tos pačios prezidentūros. Čia man sunku komentuoti, bet nuojauta tokia, kad patį tą aplinkos apsaugos departamentą kažkas iš aukščiau spaudžia, kad jie tiesiog nepriimtų gamtai svarbių ir svarbių ir reikalingų sprendimų. Man bent jau asmeniškai tokia nuomonė susidarė. Ką būtent apie urėdiją galiu pasakyti, tai jie kaip ir bendradarbiauja, kaip ir norėtų tas problemas spręsti, kaip ir nelabai. Jie tiesiog gal nori labiau pasirodyti, kad čia mes kažką gal bandom spręsti, bet darysim taip, kaip mums reikia. Iš urėdijos pusės tokia nuomonė susidarė. Aišku, jie ten iš aukščiau turbūt irgi yra spaudžiami tuos savo klubus daryti, ką jiem reikia, tai jie, kaip suprantu, nori būti geri ir tiem, ir blaškosi tarp vienų ir tarp kitų. O daugiau nežinau, aišku, būna ir tokių situacijų, kai tu randi, kai vietoje remontuoja miško traukimo techniką, ten prilaisto tepalų, o atvažiavus aplinkos apsaugos departamento atstovė pasako, kad, neradom jokių nusižengimų. Tai tas labai akis bado. Kaip pasakyti, tiesiai šviesiai kalbant, Lietuvoje yra dvigubi standartai. Supratau, tai įdomu tavo įžvalgas išvelgti. Aš tai iš vis prisijungiau ir su girių inspekcija ir girių spiečium iš tokio apatijos jausmo, kad nelabai yra į ką kreiptis. Skambinu į policiją, į aplinkos apsaugos departamentą, atkeliauja specialistas jeigu tą dieną kažkada po 6 valandų, tai džiugu, gal iš vis po mėnesio, toks jaučiaus, tokia apatija, į ką kreiptis, tai smagu, kad atsirado būry žmonių, kurie viens kitą papildo ir nukreipia teisingą linkmę, tai aš labai džiaugiuosi, kad kažkokie dariniai Lietuvoje aplinkosauginiai vyksta. Ir man... Aš galėčiau taip pat pasidžiaugti, kad policija tai atlieka savo darbą, jie atvyksta į įvykį, ten viską sufiksuoja ir praneša apsaugos departamentui, nes policija tai jie ten nekompetitingi kažką išspręsti, bet jie perduoda ir tada jau tenka sureaguoti departamentui. Man gal liūdniausia situacija, su kuria susidūriau, kai vyresnio amžiaus aplinkos apsaugos departamento darbuotojai atvažiavę į Europos buveinę, kuri tiesiog išniekinta, sako,
Nu, nieko, čia viskas legalu, mes tiesiog suprantam, kad čia negerai, bet viskas legalu. Ir sako, nieks nenori dirbti šito darbo, sako, jisai prastai apmokamas ir darbe nelabai gali net savo nuomonės reikšti, nes būsi atleistas. Tai čia yra mūsų, čia tas departamentas, kuriam skambinam, kai matom, kad kažkas ne to vyksta. Ir girių inspekcija man labai patinka, kad tą teisinį irgi nori, kaip sekantį žingsnį, kelt teisinės bylas. Ir Saulius Dambrauskas kaip strateginis partneris, bandysim jį kalbinti, skirti finansavimą. Tai, manau, efektyvus būdas yra teisinis. Ir galvoju, matau, yra Eisvydas prisijungęs, jis gal galėtum truputį, jeigu esi papasakot apie ES reikalus, ar vis tiek tu, kad ir nesi specialistas šitoj srity, bet ar matai dialogą tarp kas vyksta ES ir kas vyksta Lietuvoje? Na tai sveiki. Džiugu, kad spėjau prisijungti, aš pats tik grįžau į Sengirės, praleidau savaitę laiko Sengirėje. Girdėjau pirmąsyk mažą erelį klykiantį. Tai dar nuostabu, kad yra dar paukščių gyvūnų, kur dar galima išgirsti. Ir aišku, ir įsijungia toks vidui rūpestis, nes kiek dar bus galima išgirsti. Ir gerai, tai atsakant į klausimą, tai ES buvo birželio mėnesį patvirtintas planas dėl gamtos atkūrimo visoje ES. Tai man, kaip žmogui ir tiesiog stebint visą irgi pasaulinę situaciją dėl mirštančių vandenynų ir dėl mažėjančių miškų plotų. Pačiam teko keliauti, pavyzdžiui, Indonezijoje, ten matyti palmės, iškirstus miškus ir sodinamas palmių plantacijas. Teko bendrauti su žmonėm, kurie Borneo saloje stengiasi išsaugoti orangutangų rūšis. Taip pat teko kalbėti su danais, su tais pačiais belgais, kurie labai liūdė, kad jie jau nebeturi miškų, kad pas juos viskas yra iškelta. Tai čia tiesiog gal paantrinčiau tą išsakytai minčiai, jog mes dar turim tų platelių Lietuvoje, kur atvažiuoja žmonės iš užsienio, iš tolimiausių šalių ir jie nustebę būna, dar matydami tos miškus, kurie yra čia pat Lietuvoje. Na ir viso šito pasakoje ES patvirtino su Sinkevičiu ministru buvusiu komisaru, kad reikia atkūrinėti tą ES ir tam bus skiriamos lėšos. Ir aš kaip supratau, tai yra planas iki 2030 metų pasodinti, dabar tik neatsimenu, ar 20 milijonų medžių, ar kažkiek. Tai reiškia, kad yra ta visa kryptis einant jau iš ES. Ir klausimas, kaip mūsų politikai tai reaguos. Aš pavyzdžiui, teko susidurti ir matyti, kad Demokratų sąjungos partija savo rinkiminiai kampanijoje naudojasi šitą komunikaciją būtent dėl miškų atsodinimo ir saugojimo. Ir turint omeny, kad Sinkevičius priklauso jų partijai, tai turbūt yra žinoma, kad ES juda tą kryptim. Čia tik tai klausimas mums, kaip mes sugebėsime pasinaudoti, nes tarsi atrodo, kad dabar yra tam palankios sąlygos visam. Supratau, ačiū tau, Eisvydai.
Dar norėčiau išgirsti ir Rasos, kuri daug, jeigu esi Rasa, gal prisistatytum iš kokios krypties, kažkaip man bent jau esi šviežias veidas aplinkosaugoje ir įdomu tiesiog emocinė situacija, kaip matai visą prisijungus, kaip tau atrodo, kokie virsmai vyksta. Aha, sveiki. Mano tiesiog prisijungimo tikslas buvo, kad rasti žmonės, kurie norėtų veikti ir būtų drąsus, tai rodos tokie ir yra, tik reikia dar daugiau drąsos ir aš manau, kad žmonės, paprasčiausiai paprasti žmonės, ne institucijų atstovai, bet visi piliečiai turi savo prisiminti savo galės ir tiesiog reikalauti, kad būtų gerbiama gamta, reikalauti savo teisę, o ne tiesiog prisitaikstyti prie įstatymų, kurie leidžiami ir kurie sugalvojami pagal tam tikras gaires ir kriterijus, kurie yra daugiausia naudingi tam tikrom grupėm ir korporacijom. O šiaip iš paskutinių atvejų galiu tik pasidžiaugti, kad čia netoli mano namų buvo numatyti 2 kirtimai, tai viena kadangi čia žurnalistai važinėjo ir juos čia truputį kalbino vieni kiti, tai vieną plotą tiesiog paliko neliesta, galbūt aišku sugrįž, bet labai greitai visi susivežė, kas buvo iškirsta ir dingo. Tai vien jau tokio tiesiog judesio pakanka, kad sunerimtų tie, kurie visada ieško naudos iš miško, kas yra iš tiesų, kaip Stanislovas sakė, tai yra sakrali vieta ir mes turim labai drąsiai reikalauti, kad ji būtų gerbiama kaip sakrali vieta ir mes tikrai tai galime. Tai aš tikiuosi iš visų didelio veiklumo, nes tai, ką mes turime Lietuvoje, tai yra iš tiesų dar unikalu ir tai yra pernelyg brangu, kad galima būtų leisti kirsti. Tai visada galioja ta pati taisyklė, aš manau, kaip kad karts nuo karto būna sakoma, kas prisimena tą frazę, kad miškas turi būti kertamas taip, kad jis to nepajustų. Ir tai iš tiesų yra ta taisyklė, kuri turėtų būti labai svarbi. Tie, kas prisipirko technikos arba pristatė fabrikų, jie turėtų tiesiog nueiti užmiršti. Tai čia mano tokia vizija ateičiai. Tai ačiū tiek. Ačiū. Aš galvoju tokį apibendrinimui. O Mindaugai, tu dalios nepamiršai? O aš nematau. Dalia Kiseliūnaitė. Žinok, ne. Aš pradžioje minėjau lietuvininkų bendriją. Taip, mielai išgirščiau, žinoma, jeigu čia mes tiesiog atleiskit, nepamačiau. Labai diena. Ačiū, kad leidote pagaliau. Na, čia galbūt žmonėm ne visiems aišku, kas tai yra lietuvininkų bendrija, tai nuo to pradėsiu prisistatymą. Tai yra Klaipėdos krašto senųjų gyventojų ir jų palikuonių, tai yra tikrųjų klaipėdiškių visuomeninė organizacija kultūros ir paveldo, Klaipėdos krašto kultūros ir paveldo saugojimo klausimais. Tai yra žmonės, kurie patys čia gimę, užaugę jų tėvai ir kartos bando daryti viską, tartis, kaip sakant, su valdžia ir su visais naujaisiais klaipėdiškiais, kurie po karo atvyko ir dabar atvyksta gyventi, kad būtų Klaipėdos krašto savitumas išsaugotas ir tame tarpe be abejo ir miškai. Tai reikia pasakyti, kad Klaipėdos kraštas nepasižymi dideliu miškingumu. Mes žinome, kad didelė dalis girių, kurios yra tiesiog atsiradusios užsodintos, yra saugantis kopų slinkimo, tai yra ir girulių, ir didelė dalis Neringos miškų, tačiau yra ir tokių senų istorinių miškų, kurie 16 amžiaus žemėlapiuose jau yra parodyti piešinukais kaip seni brandūs miškai.
aplink Klaipėdą netoli. Tai kur yra problema? Problema yra, aišku, plynieji kirtimai jautriose vietose, o jautrios vietos yra pirmiausiai ten, kur yra miestų priemiesčiai ir gyvenvietės. Matome, kad įstatymai yra tokie, kurie kažkada nustatė miško grupę kaip ūkinį mišką ir be abejo jose vyksta plynieji kirtimai. Tuo tarpu neatsižvelgiama visai tai, kaip pasikeitė regionų raida. Tai yra, kad miškas atsidūrė tarp gyvenviečių ir netgi, sakyčiau, tarp Klaipėdos priemiesčių. Tai, kas dabar yra rajono kaimai, iš tikrųjų faktiškai jau ne pirmi metai, jau gerą 10 ir daugiau metų yra gyvenamųjų namų klaipėdiečių, kurie dirba Klaipėdoje, o gyvena tuose kaimuose. Taigi jiems, aišku, visiškai nepatinka plynieji kirtimai. Tai bandome tokiais atvejais gelbėti. Bandėm čia reikalauti bent jau dėl Šernugirios kirtimo stabdyti, nes Šernugirė kaip tik vienas iš istoriškai vokiečių žemėlapiuose ir turėjęs ne tik ūkinę, bet ir rekreacinę paskirtį miškas prie Klaipėdos, Šernenvald, visur yra ir Försterai žymima, ir žemėlapiuose, ir daug atvirukų išlikusių, kaip miestiečiai išvyksta pramogauti į Šernugirę, senasis tiltas per Miniją, ir ten pavėsinės, ir piketukai visokie daromi ir panašiai. Tai dabar vaizdas yra visiškai kitoks, labai liūdnas, iš drono nufilmavome ir matosi, tiesiog aš tai vadinu Lenino plikė. Tai yra, kada nuo kelio matosi keli medžiai, o per vidurį yra plynės. Ir buvo pokalbiai, ir pokalbiai tokie yra, žinote, kaip jeigu galima ko nors nedaryti, tai ir nedarys. Tai nors pats aplinkosaugos ministras klaipėdietis, kaip ir žodžiu prižadėjo, kad pažiūrės, atsižvelgs ir taip toliau. Iki Seimo narių priėjom, Girskienė buvo susitikimas organizavusi, reiškia, su aukštais asmenim, man atrodo, ponas Lapelė irgi dalyvavo jame. Tai kaip ir žodžiu prižadama, kad bus pakeista, ne grupė, bet tvarka. Reiškia, bus žiūrima kaip į antrosios B grupės mišką. Tačiau, niekas nuo to nepasikeitė faktiškai, toliau žiemą vėl buvo kertama ir vėl kertama plynai ir panašiai. Žodžiu, mes matome tokį dalyką, kad šuoloja karavanas eina. Tai nemanau, kad aplinkosaugos, aš nežinau, aš ne politikė, kad aplinkosaugos ministras keisis, nes liberalai gavo daug balsų, tai Gentvilas ko gero liks savo vietai. Tai čia tokie, matosi, kad yra vykdomi, ne ta kryptis yra vykdomi užsakymai, naudingi užsakymai medienos ir į tą visuomenės balsą bandoma jo negirdėti, kaip tik įmanoma išsisukti. Bet mes nenuleidžiam rankų, mes ir toliau Lietuvininkų bendrijoje ir kreipsimės ir raštais ir dalyvausim Girių spiečiuje ir bandysime būti aktyvus, nes tai mūsų yra sąžinės reikalas, mes negalim savo žmonėms, klaipėdiškiams, jų palikuonims pasakyti, mes jau, žinot, pasiduodam. Dabar nepasiduosim tol, kol galėsim. Tai ačiū už suteiktą žodį, jeigu kokių klausimų turit, mielai atsakysiu. Super, labai įdomu išgirstat, kad iš bendruomenės perspektyvos šiandien turėjo pasirodyti ir iš Šimonių bendruomenės Simona, bet pas ją gali būti interneto problemos. Ką aš supratau, kad nereikia daug žmonių suformuoti vietiniai bendruomeniai ir atstovauti ir jinai tampa veiksni, tai aš džiaugčiaus, kad jų daugiau formuotųsi ir dialogas, kaip jas formuoti, irgi užsimegstų.
Ir turiu tokį klausimą, kad dalios susijęti šitą su miestelių, savivaldybių, teritoriniais miškais. Žinau, kad girių inspekcijoje yra vos ne 100 bylų, tam vienos įspręstos, kitos ten viskas legalu, bet pasilenkė. Vat įdomu, ar yra Vilyje kokių susijusių su miestelių, savivaldybių, kokiais miškais, bendruomenių miškais, kaip aplinkos ministerija šitos perspektyvos, kokių turi, gal kokį prisiminę atvejį? Buvo Šilavoto bendruomenė, bet taipogi jie irgi buvo labai stiprus, daug ten žmonių ir rašė raštus ir mes šiek tiek padėjom, bet ta pati situacija, kad ten iš viso privatus miškas, nežinau, kaip Šernugirė valstybinis ar... Valstybinis, taip. Tai čia dar galima daugiau spausti, bet kaip privatus iš viso nebent nusipirkti turbūt bendruomeniai, bet jie ir tą darė, jie nusipirko plotą, kur užsodino mišką. Tai jo, iš tikrųjų mažai matau vilties, bet ieškom, bandom, kalbamės ir žiūrim, sėkmingų atvejų tokių neturėjau, bet galėtume pasidalinti jūsų atveju, bent jau paviešinti kartu, jeigu kažkas vyksta, tikrai pabendraukim kažkaip tais. Dėl to Šernugirio šiuo metu vyksta kažkokie kirtimai? Ne, šiuo metu ne, nes matyt dar nekirtimų laikas, tai gal pamatysim, kaip čia žiemą viskas atrodys, bet iš tikrųjų, tie leistini plotai yra tikrai dideli, sutinku su išsakyta nuomonė, kad 8 hektarai tai yra labai daug ir ne vienoj vietoje, žodžiu, matosi, kad nesupranta žmonės, nejaučia, suprantat, jie vykdo ūkinę veiklą ir formaliai viskas teisinga ir čia yra tik tai toks moralinis spaudimas. Mes neturim tos antros B grupės, mes turim 4 grupę. Suprantat, ir mes vaikštom tik su žodiniais pažadais, tokiais, darysim kaip antroji B, bet nedaro. Tai pasikviečiam žurnalistą, sakom, kodėl pamelavot ir taip toliau, žodžiu, darom, ką galim, aš pati dirbu universitete, mano studentų daug yra viešuosiuose ryšiuose, žurnalistų mano studentų ir taip toliau, žodžiu, kaip jie naudojasi savo pažintim, taip ir mes naudojame savo pažintim, bet viskas legalu. Deja, dabar dėl grupių perskirstimo, tai ta prasme bus čia, kaip supratau, tas naujas miškų įstatymas, tai kelių metų bėgyje bus, jeigu bus priimta, tai bus persvarstytas kiekvienas plotas ir ten bendruomenės galės dalyvauti. Dalyvauti galima, bet kaip jūs patys girdėjote, mums jūsų nuomonė nesvarbi, mes pasidėsim paukščiuką, kad pasikvietėm bendruomenę. Aš turiu tik dar tokių vilčių, tokių visokių užkulisių, kaip sakant, numačiusi, kad tuose priemiesčiuose gyvena tokių, pavadinkim, nebiednų žmogelių, kuriems, kaip irgi nesinori išeiti su šuniuku pasivaikščioti į plyną tik ant šaligatvio. Jis nori eiti į mišką. Tai gal per juos kažkaip gal pavyktų kažkokį spaudimą padaryti, gal aš nežinau, kas su kuo ten turi pabaliavoti ir kaip turi visi tie reikalai išsispręsti, bet man toks jausmas, kaip žinot, kaip nelabai keičiasi nuo sovietmečio. Vis tiek yra grupės, draugų interesai ir tas mūsų balsas gal tik tai dėl to, kad paukščiuką pasižymėtų, kad buvo ta bendruomenė, kad dalyvavo. Gerai, Stanislovas kelia ranką, gal papildys, gal kažką kitų galbūt turės. Aš trumpai norėčiau tiesiog prisidėti. Tas porą kartų jau šiandien išgirdau aplinkos apsaugos ministeriją. Deja, tokios nėra. Yra aplinkos. Ten kažkada apsaugos gal ir buvo, dabar viskas eina į naudojimą praktiškai, ten ta apsauga nuėjus gerokai antrą planą. Aišku, dėl šito Klaipėdos atvejo ten jūs gerai pastebėjot, šiaip jeigu stipriai į viešumą išeina tas atvejis, šitie valstybiniai atsitraukia. Net ir privatus, kaip matom, atsitraukti gali.
bent jau laikinai, bet jeigu mato, kad ten stipriai skandavas kyla ir jis toks masinis per žiniasklaidas, per visur, tada gali būti, kad ten keisis. O dėl tų grupių, tai iš esmės 5 metų laikotarpį tyliai buvo iš 3 grupės į 4 perkelta 55 000 hektarų. Tai kaip visas Labanoro tas regioninis parkas, tokio dydžio plotas iš 3 apsauginių miškų nuėjo į ūkinius. O iš 2 grupės kaip 3 Punio Šilai toks plotas irgi buvo 2, staiga virto 4. Čia buvo Pakarklės miškas, toks irgi prie Kauno skandavas, ten rimtesni žmonės sujudo. Lyg tai vyksta ten saugot, pavyksta po truputį. Iš esmės, trumpai tiek. Supratau, mačiau, Petras kėlė ranką. Tai čia aš Stanislovo žodžius norėjau pasakyti, lygiai tą patį, ką aš norėjau, Stanislovas pasakė. Nebeturiu ką pasakyti. Ką reiškia svarbi mintis tas perkelimas tos į 4 grupę čia? Tas perkelimas į 4 grupę ir dar ką norėčiau akcentuoti, kad kada vyks tas peržiūrėjimas, jeigu jis vyks šitų miško grupių. Tai čia labai svarbu, kad įsijungtų kuo labiau, kuo daugiau šitos bendruomenės ir reikalautų, sakykime, prie miestinius miškus ir sakykime, prie gyvenviečių, kad įtraukti, keisti grupės, kad jie būtų retiniai, mažiau naudojami ūkiškai, ūkiniams tikslams. Tai va, čia yra ta šansas, jeigu bus tos grupės peržiūrimos ir jeigu bus ta galimybė. Tikrai be kovos jūs negausit nei hektaro į šitą dalyką, jeigu nesikišit, nieks ir nesikeis. Tai trumpai. Ačiū, pagodėt. Tai žodžiu, mes nenuleisim rankų ir dar naudosiuosi, kol turiu autoritetą tarp savo studentų, kurie dirba žurnalistais ir yra mano pusėje. Tai čia kito kelio nėra, turbūt kaip tik viešinimas ir bandymas laiku pagauti planuojamą kirtimą ir laiku ateiti. Ne taip jūs suprantat. Paprasčiausiai yra vis tiek, kaip bebūtų taip, yra valstybė, yra įstatymai, yra norminiai aktai ir jų visi turi laikytis. Kol jie tokie yra, taip ir bus. Jie gali atidėti pusmečių, galbūt tą kirtimą, 3 mėnesiam, bet ateis diena, yra miškotvarkos projektas, sakykime, valstybinių miškų urėdija turi teisę ten dirbti, jūs nepastebėsit, ar kada jie vis tik savo padarys, nes nieko čia nepakeisti, nes tai leidžia įstatymai. Kai pakeisim įstatymus, tada ir kažkas pasikeis. Jeigu pasikeis miško grupė, šernų miške, pasikeis jūsų nauda. Gerai, ačiū, supratau. Sieksim grupės. Taip. Matau, Vilija kėlė pirmą. Aš spėjau pirmą pakeltai, aš tiesiog norėjau pasakyti, ar matai, kad prisijungia naujas žmogus. O jeigu tai... Eden, tai gal jisai irgi norės pašnekėti, bet dabar turbūt... Jo, tai Eden, jeigu esat po Sauliaus, po Stanislovo, tada Stanislovai pridėk. Aš trumpai dar tokį tiesiog variantą irgi, kaip Petras paminėjo teisingai, kad urėdija vis tiek turi išpildyti savo planą, aišku, bet jinai vykdo savo planą pagal tą 5-mečio miškotvarkos projektą, kuris būna irgi svarstomas su visuomenė. Ir šiuo atveju, kaip dėl Labanoro svarbu paminėti, buvo ten irgi rengiami Švenčionėlių ir Utenos regioninių padalinių miškotvarkos projektai, kur numatyti kirtimai 5 metam į priekį. Mes juos su Saulium Dambrausko advokatu skundėm. Aišku, ten pradžiai teismai kaip karšta bulvė mėtė iš vietos į vietą, iš vieno teismo į kitą, bet buvo vienam teisme priimtas teigiamas sprendimas gamtosaugos požiūriu, paskui gavosi, kad ten urėdija vis tiek skundė ir finale buvo priimtas galutinis ir neskundžiamas sprendimas ir tie miškotvarkos projektai buvo panaikinti. Taigi darbai visi sustojo ir jie jos dabar turi rengti per naują, nes buvo neatsižvelgiama į Natura 2000 reikalavimus ir panašiai. Tai iš esmės galima net ir tuos didelius projektus užglūšinti, bet čia yra didokas darbas, bet tai įmanoma. Tai tiek trumpai. Eden, jūs gal čia, nežinau, jeigu norit prisistatyti, ar iš kokios esat, ar kažką paminėti. Supratau, jeigu, tai aš tada pratęsiu dar papildymui. Kalbėjau su laukinių gyvūnų asociacija ir
jie net nenorėjo pasirodyti. Kodėl? Nes bijo viešumo. Man tas labiausiai nuliūdino, o viešumo bijo, nes bijo visokių sisteminių prisikabinėtojų. Ir kodėl tai vyksta, man bent jau jų tokia versija, kad yra įsteigtas valstybinės miškų urėdijos oficialus, ar ten visos, toks laukinių gyvūnų globos centras, bet jie priima tik tai gyvūnus, kurie turi galimybę pasveikti. Ir kas gaunasi, jeigu gyvūnas yra suluošinamas ir tai, kaip utilizacija vyksta. O žmonės, kurie nori saugoti, juos labai engia ir jie ten ant išlikimo ribos ir netgi tarpusavį negali kalbėtis ir tartis ir organizuotis. Tai aš labai tikiuosi, kad girių inspekcija, girių spiečius, kuo daugiau gyvų susitikimų, online pokalbių ir pabandyti kreatyviai šitą visą situaciją pasižiūrėti, nes tiesiog tas pats bendravimas, viešumas veikia ir pristatinėti temas, kurios svarbios, kurios užmirštos, nematomos. Tai Europos svarbos buveinės, manau, kaip strateginis definicija vertingiausių Lietuvos žemių, kurios ir Europos Sąjungos mastu turi būti saugojamos ir jų nėra daug. Tai, manau, puikus tikslas būtų bent jau dėmesį atkreipti tai ir kad urėdijoje bent jau apie tai žinotų, nes dabar net urėdijoje apie tai mažai kas žino. Tai ir nuo to atsispirti, nes ten gražiausios vietos, vos ne Sengirės fondo vietų yra, aišku, ne visos, bet kodėl jų neapsaugot, kodėl vertingiausių miškų nesaugot, tai norėtųsi, kad tenais kažkoks judesys bent užvirtų. Ir įdomu, jeigu dar Mindaugas yra, kaip jis, Mindaugas Lapelė, kaip jis matytų šitų visų organizacijų, bendruomenių, kokių veiksmų būtų galima imtis, kad įvyktų kažkoks kismas, efektyvizacija, kur silpnos vietos, o tiesiog su tokia didelė patirtim žmogus, man būtų įdomu išgirsti tą šviesos, ką galim padaryti, prie ko jungtis, su kuo bendrauti, nežinau, kur krypti. Aš galiu paprastai pašnekėti, šitą vietą, sakau, dabar atstovauju tik save. Čia kaip žvalgas iš visų institucijų. Atstovauju save, nekalbu už kitus. Pirmas dalykas yra, prie ko noriu sugrįžti. Ir bičių atveju, ir buveinių atveju. Truputį pasigilinkit, paskaitykit šitas, kas reiškia yra direktyvose, kas yra buveinių direktyvos apsaugos, visa kita. Pakartosiu taip, ne visos buveinės turi būti saugomas. Bet kas man nepatinka, kas nepatinka girių spiečių, kad nepatinka, Sengirės fondui, yra, reiškia, Lina Paškevičiūtė gražiai pasakė, razinkinė gamtosauga. Nes dabartinė, netgi ta direktyva visa, kurios remiatės, čia Europinė, visa kita, o Lietuva turi saugoti, sakysim, prioritetinių buveinių, ten 60% ar kiek. Bet nieko nesakoma apie tai, kad aplinkui jas sudaryti sąlygas, kad galėtų, reiškia, ten atsirasti tos buveinės. Tai išeina tokia razinkinė gamtosauga. Tu saugai tuos lopinėlius, o aplinkui ten galima kirsti ir visą kitą. Tai šitoj vietoje aš manau, kad tai yra neteisinga, nes žmogus, kuris įvažiuoja į saugomą teritoriją, jis turėtų matyti skirtumą. Ir aš manau, kad netgi saugomose teritorijose mes tikrai visų buveinių, kiek buvo inventorizuota, neišsaugosim. Ir čia kartais ir į inspekciją galbūt šaudo ir tušiai šoviniais, reiškia, ne tą vietą, kur reikia. Bet, sakysim, iš kitos pusės, jeigu saugoma teritorija yra, jeigu yra buveinės ir jeigu šalia yra potencialūs plotai ir juos išsaugoti, esmė ta, kad saugomose teritorijose turi būti ūkininkaujama kitaip. Tai vienas dalykas. Čia daug susidūriau su tuo irgi su ne visai teisingai, kaip sakyt, kiekvienas žmogus turi savo požiūrį, su bitėm, su visko kito. Tai yra, aš manau taip, truputį, reiškia, gilintis į esmę, to ir palinkėčiau. Reiškia, nes, kad nekariau su vėjo malūnais, kad kariau su savo, reiškia, kaip sakyt, su savo argumentais, su viskuo.
Bet šiaip tai yra smagu, kad jūs esat, kad jūs krūtat, bet ir ko aš labai norėčiau, kad nebūtų to susipriešinimo. Kiekviena struktūra renkasi savo kelius. Sengirės fondas renkasi savo kelią, aplinkos apsaugos koalicija renkasi savo kelią, girių inspekcija savo. Mes girių spiečius yra tai, aš norėčiau, kad to nepamirštumėt. Man tai labai faina ta struktūra. Tai yra skėtukas. Kai bėda mes susibūrėm. Aš labai norėčiau, kad mes veiktum atskirai, lokaliai, kaip yra tas posakis, reiškia, sing global, reiškia, walk ar kažkaip local. Tai aš labai to norėčiau parinkėti, kad nebūtų to mėginimo kažką ten sukurti, kažką kito. Mes darykim kiekvienas savo vietoje tai, ką galim, tik labiau pasigilindami gal į esmę. Ir tai būtų, reiškia, labai puiku ir faina. Viskas. Amen. Ačiū Jums šį šventinį sekmadienį su tokiu palinkėjimu. Aš irgi manau, kad pats apsižiūrėti aplinkui ir tą tiesiog, ką galima padaryti, nebijoti imtis veiksmų kažkokių irgi gan svarbu. Ir pat įdomu, gal kas dar turit, vis tiek mes jau čia jau ne antrą valandą judam, dar gal kažkokių pabaigai žodžių, kokių įžvalgų, kaip galėtume dar strateginių kažkokių, bendras toks, kokių strategijų matytumėt, ar kokių renginių, ko trūksta, gal kažkokių tokių. Taip, Petrai? Tokia mintis kilo, kiek čia, sakykime, racionali, protinga, kiek ne, kad labiau būtų galima paveikti ir atkreipti, sakykime, politikų dėmesį ir jų požiūrį keisti. Galbūt reikėtų, sakykime, visom šiom organizacijom, tai girių spiečių ir girių inspekcijai ir visiems žmonėms prijaučiantiem, galbūt kitiem judėjimam susivienijus, sakykime, galbūt net numatyti metų galbūt nominacijas, tai pradedant, sakykime, sakykime, už gerus darbus paminėjimo viešai, sakykime, šių organizacijų požiūrių. Ir taip pat ir blogus darbus padariusių, sakykime, politikų, pareigūnų valstybės. Imkim, kad ir įvertinti, sakykime, kad ir dabartinės buvusios, sakykime, vyriausybės veikloje, kad ir Gentvilo, sakykime, veikla, kaip mes ją įvertintumėm, aplinkosaugos požiūrių įvertinti galbūt ir, sakykime, aplinkos komiteto, pirmininkės pačio aplinkos komiteto Seimo veiklą. Kaip visuomeninė organizacija galbūt būtų šitas paskatintų atsakingiau elgtis. O jūs norėtumėt gyvo susitikimo, kad būtų suorganizuotas toks, kaip sakot, gali būti ir šventė, kad apžvelgiam metus, pabūnam kartu. Nes aš labai daug sužinau, kai būnu gyvai su žmonėm, kurie yra specialistai, kažkokių žinių turi, tai man aš tiesiog daug asmeniškiau pažiūri visą gamtą ir visus procesus ir kas ten dalyvauja. Žinoma, be abejo, tai būtų įdomu ir ne tik įdomu, bet manau, kad reikėtų tą daryti. Ir kaip pasakyti, ir būtų tokia, kad pasiektumėm tokį lygį, sakykime, kad visi, kas rūpinamės, kam skauda dėl Lietuvos miškų, dėl Lietuvos gamtos, dėl jos išsaugojimo, kad šios nuomonės, tie politikai bijotų, kad jie, ne tai, kad bijotų, bet tą nuomonę bent gerbtų, sakykime, kad būtų jiem nemalonu, kad paminėjo čia, sakykime, girių inspekcija, miškų spiečius, kad ministras nemyli Lietuvos miškų, gamtos ir taip toliau. Tai būtų, aš manau, čia labai didelis dalykas, jeigu tą viešai būtų galima, jeigu jūs palaiko tą idėją. Nežinau, tai čia kaip vienas iš tų, kad suaktyvinti jų
tą visą darbą, sakykime, tą linkme, poelgius, elgesį, kad pagalvotų, kad viešai visos žiniasklaidos priemonės, sako, ten tas valdininkas ar ministras ar ką, taip padarė, jis, sakykime, naikina mūsų aplinką, mūsų gamtą ir taip toliau, kam malonu bus, aš manau, kad būtų, sakykime, kažkokį tam reikia. Aš labai norėčiau šitoje vietoje įsiterpti ir prisijungti, reiškia, prie gerbiamo Petro nuomonės. Iš tikrųjų, Nobelio premija ir Šnobelio premija. Ir šitas ir būtų visai gerai. Tik nepamirškit tokio dalyko vieno. Matai, kai tai yra aplamai vertinama, tai kažkaip nueina tas, žinai, taip, kaip sakyti, nepagauna to dėmesio, reiškia, nes, pavyzdžiui, aplinkos apsaugos koalicija kiekvienais metais daro tą proveržį, ten yra triušiukai, grybukai, dar kažkas ir įvertina tą situaciją aplinkos saugos ir ten tie yra visokie grybukai, triušiukai, bet toks yra toksai, kaip išsisklaidęs tas vaizdas yra, nes, tai ministerijos ir ten sistemos, bet ką gerbiamas Petras siūlo, tai iš tikrųjų, aš sakau, tarp Nobelio premijos ir Šnobelio, čia visai gera mintis būtų. Tai tik šitiek, bet sakau, šiaip tie vertinimai daromi, aplinkos koalicija kiekvienais metais daro pagal įmanomus duomenis, ką jie gauna, jie daro tos aplinkos saugos būklės įvertinimą. Ir tas būna skelbiama, ir Girispiečių skelbiama viską, bet tai yra, ne visi skaito, ne visi mato, tai nėra asmeniška. Jeigu tai asmeniškai užkabina, taip. Pavyzdžiui, aš pats iš savęs pasakysiu. Aš, esu toks į dešinį nuo centro. Aš visą laiką buvau už šitas, už tuos, kurie dabar valdžioj. Bet šitas tai, ką ta visa situacija, kas buvo su miškai, su viskuo, tai šitoje vietoje tai yra gėdinga. Aistė Gedvilienė gelbėjo kažkaip situaciją savo veiksmais, viską, bet aplamai taip. Tai sakau, tai tokie dalykai gal ir gerai būtų, žinai, Nobelio ir Šnobelio premijos. Tai tiek. Tai gerai, aš tada, manau, mes jau taip apibendrinam. Aš tik dar išskleidžiu į bendrą ratą žmonėm, kurie klausys gal įrašo, kad junkitės prie Girių Spiečiaus, prie Girių inspekcijos, kurkit savo kažkokias organizacijas, reikia daugiau balsų. Ir bandysim organizuoti gyvą susitikimą. Ir jeigu kažkurie esantis girdintis čia ar dar išgirsintis turi pasiūlymų dėl vietos, dėl renginio kažkokių detalių, mielai pradėtume konstruoti kažkokį darinį. Ir tikiuosi tiesiog, kad pokalbiai ir susitikimai taps aplinkosaugos dalis ir gal net gražiose vietose ir kuo daugiau to. Tai ačiū visiems susirinkusiems ir manau tęsim, ką darom, nes kito kelio nėra, nes reikia atstovauti kažkokį savo požiūrį, savo matymą. Ir jeigu sistema atrodo didesnė, tai netrukdys vis tiek reikštis ir stengtis. Tai ačiū visiems ir iki kitų susitikimų. Tik pirmin. Ačiū. Iki. Visam. Ačiū, iki. Gero.